šeimininkas tos blusos nemato, bet jau yra aplinkoje kiaušinėlių prisėta ir tas vystymosi ciklas ten perina į lervutį, į kokoną, tam kokone gali išbūti apie mėnesį dažniausiai, bet gerom sąlygom ir netgi 5 mėnesius. Tai čia namuose kalbant, kad jau paleidžia šitą grožį. Ir tada vėl išsirita, vėl puola maitintis. Ant liežuvio yra tam tikros bakterijos, kurios jeigu pas mus, pavyzdžiui, daug laižo tą vietą ir liežuvis yra aštrus su dantukais, palieka mikrožaizdas ir panašiai ir perneša ligą bakterinę. Kuri yra mums pavojinga ir netgi mirtina. Ir ypač jeigu aš grįšiu namo, apsikabinsiu ir jisai man laižo netgi lūpą kartais taip. Aš bučiuoju ir man tada taip, fui. Bet labai dažnai katės yra nešiotojas grybelio ir gali, jeigu tai yra tvirtas imunitetas, jos yra tiesiog nešiotojas, be jokių simptomų ir užsikrečia žmogus, šeimininkas. Kaip anksčiau būdavo galvojama, kad katės ar ten šunys išsilaižo žaizdą, ar ne, ir kad viskas išsilaižys ir praeis, tai tikrai nėra tiesa.